Regina buvo visai mažiukė, kai jos tėtis, išėjęs į armiją, nebegrįžo. Paliko šeimą. Mergaičiukė augo viena su mama. Iš vaikystės Regina prisimena tik sausas virtas bulves ir burokų košę. Tik tiek. Ir mylinčią mamą, kurią nuo patirtų nepriteklių gyvenimas labai anksti apdovanojo ligomis. O Regina svajojo būti mokytoja. Tačiau tapo šeimininkė. Gera ir visų gerbiama. Kol vyras kelias savaitės iš eilės kilnojo stikliuką, moteris plušo net per kelis darbus. Juk jau savas atžalas reikėjo auginti. Aš pradėjau dirbti valgyklą, bet aš pradėjau dirbti nuo pat. Tiesiog aš toj pačioj mokykloj mokiausi, toj pačioj. Tai čia dar jos Vainiuose? Jos Vainiuose. Ir pradėjau tiesiog nuo indų plovėjus. Ir tiesiog kopiau. Ir tada aš pamačiau, žinokit, supratau, kad čia mano yra sritis. Man didžiausia būdavo palaimų, kada aš nueinu į plovyklą, pamatau tuščius lėkštės. Viskas. Ši diena pasisekė, reiškia. Suvalgyta viskas. Viskas. Ir tada nuo to tai pradėjau šeimininkauti. Tiesiog aš, mama, kada sirgo, bandžiau stoti dar direktoriui ten į technikumą. Dabar duotų tą protą, aš kitaip elgčiausi. O tuo kart visgi mamos gaila buvo palikti. Ir aš tiesiog savo mokslą. Bet man tiesiog tos fantazijos užteko ir aš iki šioliai tiesiog mėgstu. Dabar viskas, aš jau kiek metų, aš neturiu sveikatos. Viskas. Bet namuose tiesiog stengiuosi kokią šventę. Tai... Pirmoji šeimininkė, kuri ir laidotuvėse, ir vestuvėse, ir krikštynuose, visokiose problemose, Regina, kaip sakydavo, aš visur bėgdavau, visur tekina. O dabar man kažkaip ir jinai sako, tai man geriau duoti, negu imti. Vyras gėrė, o Regina dirbo. Net kūrikė vietoj vyro ėjo vakarais darbuotis, kad tik kelis litus sutaupyti būtų iš ko. Negailėjo savęs, netausojo, dėl 3 savo dukterų stengėsi. O sveikata po truputį ėjo vis prastyn. Kai jauniausiai Sigutei tebuvo vos 3, mirė vyras nuo plaučių vėžio. Tiesa, vėliau buvo dar vienas žmogus, bet ir jo Regina neteko. Dabar moteris liko viena su savo pagrandukė Sigute, kuri jos tvirtybė ir ramstis. Mergaitė yra labai miela, labai darbšti, labai kūrybinga ir be galo be krašto jautri. Paslaugi man kaip auklėtojai, padeda vesti visus renginius, skuba draugams, klasės draugams į pagalbą. Žodžiu, mergaitė tokia, kurios galbūt pavydėčiau kiekvienai klasės auklėtojai. Vis tiek mama yra, kiek pastebėjau, jautri labai. Ir jinai pergyvena dėl to, kad negali labai dirbti. Nes dabar, kiek gydytojai sakė, jai dirbti negalime, kaip ta stiklinė vaza, kaip veidrodis maždaug. Tai stengiasi dirbti ir jinai gaili manęs, bet tuo pačiu aš gailiu jas. Šiaip aš gal stipresnis. Tai kokia jūsų buitis, kokia ta ruoša, ką darot, kokius darbus nudirbi? Šiaip savaitgalis, kai atsikeli, vis laik susitvarkai kambarius visus, tada prisineši malkų, ten prisikapoji. Šiaip mama padaro valgyti. Ir viskas taip ir gyvenam seniau, kai dar būdavo gyvulėlių, tai reikdavo dar jos pašėti. O vasarą šiaip yra daug darbų, daržai, darželis, visą aplinką tvarkyti. Tai malkas pati pasikapoja? Taip. O tai pati išmoka, ar mokė kažkas, ar rodė, kaip reikia įveikti tokį darbą? Patėvis mokina iš tikrųjų, nes aš patėvis gal jau nuo 1 klasės beveik su juo esu, tai aš išmokau, netgi kažkada mokina mane dalgių pjauti žolę, tai truputėlį moku. Bet šiaip daugiausia darbų išmokau iš patėvio ir mamos, nes jie mane mokino visą laiką ir viskas ir mokinausi taip. Dabar jau beveik viską moku. Apie patėvį, apie Antaną, tai tavo prisiminimai, suprantu, yra gražus. Taip. O kaip vadindavo jį? Visaip iš tikrųjų vadindavau ir iš pradžių vadindavau dėdę, labai būdavo keista dar vadinti tėvą. Paskui tėčiu vadindavau, nes jam, kiek pastebėjau, buvo malonu vadinti, kai jį vadinu tėčiu, nes kiek supratau, jie
ir norėjo, kad jis mane įsivaikintų, kaip ir kad duotų savo pavardę man. Nes mylėjo mane tiesiog, kaip ir aš jį. Tai tau patėvis iš tikrųjų nuo pat mažens ir tiesiog tėtė atstojo, kaip tėtis buvo? Taip, kaip tėtis buvo. Ir mokindavo viską daryti, viską tvarkytis. Tiesiog mylėjau kaip tėtį. Po mirties kažkaip buvo pirmą mėnesį labai sunku priprasti, kad jau nebėra. Taip, nežinau, jau dabar pripratau, kad kažkaip su mama gyvenam ir viskas. Tokia baigtis. Regina vis kartoja, nemoku prašyti, niekada ir neprašiau. Moteris visą gyvenimą ką nors slaugė, mamą, močiutę, vyrą. Ir visad sugebėdavo išsisukti, net ir iš sunkiausių situacijų. Kažkaip išsikapstydavo. Bet kai sausio mėnesį ligos istorija pasipildė dar vienu įrašu, moteris palūžo. O kasdienybės aritmetika dažniausiai būna skaudžiai paprasta. Dabar aš, kaip tos lygos taip pripuolė čia, tai aš nuo vasaros jau antrą grupę gaunu, jau aš keliais rubliais, tais litais gaunu daugiau. Pirmą gaudavau 300, nebuvo nei 300, tas invalidumas ir našlės 60 ir sigūtai, žodžiu 500. O būdavo taip, kad mes ir iš 10 litų savaitę išgyvenam, ir iš 20. Aš moku iš nieko padaryti. Daržovę pasisodinu. Tai šeimininkės patirtis praverčia iš tikrųjų. Tikrai iš kirvio košę galime išvirti. Yra pirmiausia nepriteklius, paskola namo apšiltimui. Aš tai laikau tik tai teigiamas tas žingsnis moters, kadangi moteris nežinojo, kas jai kokia ta tikroji yra liga. Ir tai bandė susitvarkyti. Gink Dieve, neverkė, nesiskundžia, nebėga, nekeikė likimo. O dabar tiesiog, nežinau, kažkas čia pasidarė, viskas į vieną vietą. Ir sigūtei, gal jai kartais paauglystė šitą, pavyzdžiui, skydliaukė. Ji pradėjo labai dūsti, josgi ūgės toks ir kažkaip ir svoris tas. Na tai nuvežėm, tai dabar balandžio mėnesį reikės. Jei tokios miltukus išrašė, ten palaukit dumblius, ten šitie miltukai 30 kainuoja 69. Tai yra pinigėliai. Aš gaunu viso labo 803. Atskaičiuoja paskolą, lieka 500, reikia sigūtei vaistų, reikia man, o reikia ir už elektrą, reikia dujas, reikia vanduo. Žmonės tikrai taip jau gal negalima įsireikšti, vieni ten katytėm šunim perka dešrą, o mes pastoviai perkam pigę dešrą ir sukamės iš šitų, tai kokį cepeliną, tai ką nors, nuo ką daryti, ką. O matai, jauti, kad mama bijo truputėlį dėl ateities? Jo, matau, nes dažnai kalba, kad tu nori pamatyti tą sesę ir anūką. Tiesiog mamai viskas sakau, kad viskas bus gerai, tiesiog sakau, galėsi vasarą su anūku sėdėti, tai mes dirbsim. Tiesiog bandau ją kažkaip raminti, kad jinai gyvens ilgai. Ir tiek. Sunku jai susitaikyti. Jinai stengiasi kiek įmanoma. Aš stengiuosi irgi, kad nebeverkti, jos nebūna. Aš paverkiu, vėl apsiraminu. Viskas reikia taikytis. Būna blogiau, įsigydu, gal man nebus skirta. Aš nebijau tos pradžios visos ten išgydomos kartais, bet jeigu neduok Dieve. Ta paskutinioji atrodo, galvoju, kodėl man taip nesiseka, kodėl aš turiu, kaip man būtų malonu, kad dabar aš galėčiau kažkam aš padėti.